Treneris, sveikinimai su pergale, rungtynės pilnos visko ir turbūt taip tikrai nėra lengva apibūdinti trumpai vienu komentaru, bet kokie įspūdžiai ir kokios dabar mintis sukasi jūsų galvoje, ką galėtumėte pasakyti apie rungtynės? Gal pirmą pasakysiu, pasveikinsiu visus su šventom Velykom, o antrą pasakysiu, kad čia Raudondvarį turbūt niekam nebus lengva ir mes šiandien eilinį kartą tai įrodėme. O kas liečia rungtynės, tai aš turbūt būčiau šiandien pats nelaimingiausias žmogus pasaulyje, jeigu mes šiandien būtume nelaimėję. Visko galėjo atsitikti, bet tokie momentai, kokius mes turėjome ir neišnaudojome, tai Žalgiris net šalia neturėjo tokių momentų. Tad tai, kad varžovas neįmušė 11 metrų baudinį, manau, kad vien dėl to, kad susikūrėme tiek momentų, jie ir neįmušė. Tai būtent per tą baudinį, kai neįmušė, atrodė, kad labiausiai ir triumfavot, ne tie įvarčiai, ne tos progos, bet būtent tai, kad varžovai neįmušė, ir būtent tas momentas ir buvo toks esminis, kuris galbūt ir padėjo jums, kad varžovai neperlaužė tų rungtynių, nes dar laiko buvo, jeigu būtų 2-2, galbūt viskas kitaip būtų buvę. Turiu pripažinti, mes antrą kėlinį kentėjom, bet tai normalu, kai tu pralošinėjai, tai tu daugiau ir atakuoji, daugiau ir žaidėjų, tu siunti į priekį ir tikrai mums reikėjo daug kentėti ir tas momentas 11 metrų baudinys. Kodėl taip džiaugiausi? Dėl to, kad, žinot, tada aš patikėjau, kad mes galime išlaikyti šitas rungtynės prie tokio didelio spaudimo. Nors tas spaudimas buvo tik ilgi kamuoliai į baudos aikštelę, bet jie kėlė grėsmę. Bet sakau, aš vėl džiaugiuosi už žaidėjus, vėl parodytą tą charakterį ir ko tik tai palinkėčiau komandai ir savo to realizavimo, ypač tokiuose rungtynėse, nes prieš Žalgirį tiek momentų turėti ir tokių momentų, kitą kartą tu gali tiek neturėti. Daug apie tos momentus kalbėt. Ar čia yra kažkokia bendra priežastis, kodėl galbūt kai kurie momentai nepavirto įvarčiais, kur jau atrodo, kad galbūt turėtų būti pelnytas įvartis, ar kiekvienas epizodas yra atskirai vertintinas? Be abejo, kiekvienas epizodas yra atskirai vertinamas, bet faktas, kad Žalgiris žaidžia aukštai, Žalgiris daug žaidėjų siunčia į priekį ir praradus kamuolį, bet kuris greitas išpuolis gali sukurti tokį momentą. Ir mes manau, kad tikrai kūrėme tuos momentus ir pirmam kėlinį porą tokių gerų momentų išėjimų 1-1, kur neišnaudojame. Tai tik tai dėl to pasiekoja, nes kai tu žaidi pirmų numerių, tai automatiškai tu praradęs kamuolį, tu turi būti visą laiką pasiruošęs. O mes manau, kad šiandien labai gerai tą išnaudojame ir tik tai gaila, kad neįmušėme. Nors Velykų diena, bet ir žiūrovų tikrai buvo nemažai, vėlgi tikrai geras palaikymas ir tokios geros energijos, elektros tokios buvo, bet aišku, visą tai persiduoda ir emocijas. Raudona kortelė be abejo ne už emocijas buvo jūsų žaidėjai, bet ir jūs pats gavot geltoną kortelę. Ar tai yra tiesiog tos visos įtampos padarinys jau tos kortelės ir žaidėjo ir jūsų? Kokių 70 minučių buvau gana ramus, tikrai, bet po to 11 metrų baudinio ir po to tokių keletą momentų, kur atrodė, kad, man atrodo taip šalia stovint, kad yra bauda, teisėjas nešilpia, aišku, teisėjas geriau mato, bet kai tu nori laimėti, tuo metu tikrai mes saugojom rezultatą, turiu tą pripažinti ir kiekvienas toks momentas 50-50, jeigu eina į tavo pusę, tu nervuojas, tu gal kažkiek per daug emocijų, bet man reikalingos emocijos. Aš gana emocionalus treneris ir jeigu tu neturi emocijų, tai aš manau, tau ne vieta futbole. Emocija turi būti ir aš mačiau šiandien tą emociją ir po rungtynių Rūbinėj ir man tai svarbu, kad žaidėjai jaustų, kad tai neeilinės rungtynės. Dar tik pirmas ratas, bet tokią savaitę jau turėjot kalnelį į apačią, į viršų su Dainava, vėliau su Kauno Žalgiriu, dabar su Vilniaus Žalgiriu. Ko dabar galbūt jūs labiausiai norite po tokios ilgos, sunkios savaitės? Bet kokiu atveju turėsime keletą dienų laisvų, nes aš manau, žaidėjai nusipelnė. 2 savaitės mes nieko neturėjom, jokių laisvų. Žaidėjai to nusipelnė ir turėsime pakankamai laiko, manau, atsistatyti, susidėlioti ir pasiruošti sekančiom rungtynėm. Ačiū.